Sveiki, su jumis sveikinasi sportuojančių studentų namai ir šito podcast'o pavadinimą jau išmokęs jo vedėjas Jovaras Kanas. Šitas epizodas bus mums paskutinis šitame sezone. Liepos mėnesį filmuojame ir sugrįšime jau tik tais rudenį. Vasaros pabaiga sportininkams skirta pasiruošti ir sudalyvauti varžybose, kuriuoms jie ruošiasi. Šiandien su manimi Lietuvos studentų dziudo čempionė Aida Vasiliauskaitė ir taip pat daugkartinė Lietuvos studentų badmintono čempionė Samanta Golubickaitė. Sveiki. Sveiki. Viską teisingai ištariau? Taip. Viską teisingai. Ok. Mane labai įspėjo ir jūs pačios iš karto sakėte, kad čia jaudinatės labai. Tai norėdamas pirmiausia pasakyti ir pabrėžti, koks nerimtas šitas podcastas yra ir kad galite atsipilduoti, mes galim pradėti nuo futbolo. Nežinau, kad Aida domiesi futboliu, kur žiūri. Taip. Žinau, kad tu, Samanta, iš vis turi šiek tiek asmeniškesnį santykį su tuo sportu. Žiūrite abi pasaulio čempionatą? Taip. Žiūriu, bet nėra, kad... Ne, esi verčiama nebent. Ne. Supratau, už ką sergi, Aida? Labai jokingai nuskambės, man nesvarbu, kas laimės, svarbiausia, kad ne Argentina. Mes čia galim ir nutraukti. Mes sėdime visi mėlyni ne šiaip savo, o nes esame geriausio futbolinko pasaulio istorijoje fanai. Aš drįsčiau ginčytis, nes man geriausias futbolininkas yra Portugalas Ronaldo. Aš jį gyvai esu mačius, man gal dėl to, bet ne, viskas būtų gerai, jeigu ir Argentina laimėtų, bet pagal tai, kaip jie žaidžia šiais metais, aš nemanau, kad tai nutiks. O labai džiaugčiausi, jeigu laimėtų anglai arba norvegai. Būtų toksai kažkas kitokio, ne taip kaip paprastai. Norvegai labai nudžiugintų. Taip, bet tau dabar skausmas bus Anglija žais su Norvegija. Labai širdis skauda, būtų faina buvo finale juos pamatyti. Įdomu, iš tikrųjų. Pritariu. Neturiu dėl ko pasiginčyti. Samanta, tu turi palaikomą komandą? Ne, aš už Argentiną. Va, viskas gerai. Už Argentiną ir už geriausią futbolininką pasaulio istoriją. Nes man Mesis labiau patinka negu Ronaldo. Vienas jau iškritęs. Kitas dalina rezultatyvius perdavimus ir muša įvarčius aštuntfinalyje. Tai žinai, tai kaip ir atsakė. Gerai, aš atsiprašau, aš pernelyg konfrontuoju. Tai ką palaikau ir pats irgi labiau esu už gražų futbolą negu kažką nors specifiško. Ok, tavo brolis, Paulius Golubickas, be abejo, žaidžia Vilniaus Žalgiryje. Ar į Vilniaus Žalgirio varžybas vaikštai, ar esi atakuojama palaikymo, ar šiaip nežinau, gal kadangi esate du sportininkai, tai visa jaunystė buvo tokia konfrontuojant ir konfliktuojant, ten kova kažkokia panašiai, koks jūsų santykis, gali pasakyti? Ne, tai aš kadangi dar turiu 3 brolius, tai mano 2 broliai žaidė futbolą, tai manau, kad gal jie labiau konkuravo, aš tiesiog, nežinau, kaip mergaitė, tai tiesiog mėgdavau irgi gal... pakonkuruoti su jais. Tai... Nebuvo sunku su 3 broliais? Ar 4 iš viso palarčia, bet ne, Paulius? 3. Ja. Gal ir sunku buvo, bet tuo pačiu ir gerai, aišku, muždavomės. Tikrai nemažai, bet dabar turėti visus brolius vyresnius kaip tik yra gerai. Natūralus klausimas daro, tu į futbolą tavęs nieks nestumė, kaip jie dviesi žaidžia, ar tu bandėjai futbolą žaisti? Jo, aš su savo klase Ignalinoje žaidžiau Leidigolę ir mes 1 vietą paėmėm. Tai buvo irgi nebloga komanda, mes labai gerai žaidėm. Bet aš nežinau, mano nuomonė buvo, kad futbolas labiau yra vyriškas sportas ir kad aš nebūsiu ten. Tai dėl to ir nežaidžiau toliau futbolą, tiesiog mėgėjiškai. Ladybolas čia yra komandos pavadinimas? Ladygolas. Okay. Ne, čia buvo turnyras toksai pavadinimas. O, dėmo, Ladygolas. International. Ok, tu užsiminėjai, kad esi iš Ignalinos, Aida gimė Šakiuose, anksti persikraustė į Panevėžį, aš Sargūno sporto gimnaziją, aš noriu paklausti, kaip būtent tas nuo jauno amžiaus persikraustymas tau į Panevėžį, tau į Kauną, kiek suprantu, užgrūdino, padėjo, kokie buvo didžiausi iššūkiai, Aida, gal nuo tavęs pradėsiu, ar baisu buvo? Aš gal nebuvo man baisu, nes aš labai norėjau ir aš gal supratau, tik po kurio laiko supratau, kad nuo tada realiai prasideda mano rimtos sportininkės karjera ir aš aišku išsikraušiau tada be mamos. O nuo kelių metų tu išsikraustei?
7 klasiai. 7. Kodėl? Tai... Kažkaip 13? Ir aš įsikrausčiau, į bendrabutį su visais, tai, aišku, mano mama labai greitai, paskui ten po 3 gal metų atsikrausti pati į Panevėžį, tai nebuvo kažkas baisaus, bet... Atsiprašau, bet nuo 13 iki 16 viena? Ne viena su draugais, ta prasme, ten vis tiek mus prižiūrėdavo, bet aš gal niekada nebijojau viena būti. Ir ta prasme... Aš net nėra, kad labai prisiminčiau tų dienų, aš labiau prisimenu nuo tada, kai mama jau atsikraustė, kai mes pradėjom grinai gyventi Panevėžį, bet man niekada nebuvo to sunku, kad sporto gimnazija, viena, daug išvažiuoti, aš kažkaip norėjau to, pripratus buvau, žinau, kad aš noriu būti rimta sportininkė, bet to, kol aš ten nenuvažiavau, man asmeniškai, noriu. Bet tik tada, kai ten nuvažiavau, aš supratau, kad dabar jau gal ir galiu, nes ir galimybės atsirado ir viskas, tai man gal tas noras ir tos svajonės persmėgė tą namų ilgesį, mamos ilgesį, o to labiau, kad po 3 metelių mama atsikraustė, tai nebuvo jokių problemų. O kovos menai ir būtent dziudo, ir buvo visą laiką tas sportas, dėl kurio išvažiavai į Panevėžį ir... Taip. Iš tikrųjų, aš tai iš vis dziudo pradėjau lankyti dėl to, kad buvo... Nieko nebijojo. Buvo labai madoj lankyti dziudo tada, kada aš pradėjau ir aš labai maža norėjau būti policininkė. Mano tos svajonės labai greitai sudužo 16 metų. Kodėl? Nes aš bijau kraujo ir bijau smurto. Labai juokingai skamba, nes aš dziudistė. Bet man smurtas, kraujas, ten viskas, kas gali atsitikti policininkų dirbant, mane labai išgąsdino ir aš turėjau tokių grinai patirčių, kur mane išgąsdino, aš ten 2 savaitės namuose kažkur viena būti negalėjau ir aš supratau, kad aš negaliu. Ir jo, bet visą gyvenimą realiai nebuvo kažkokios kitokios sporto šakos, kurią sportuočiau ne dziudo. Lankiau šokius mokykloj, bet tai aš pradėjau tą dziudo lankyti, mano net buvęs treneris Kęstutis sakydavo, kad turbūt Aida naktį prikeltą tą savo firminį metimą padarytų ir čia jos grinai arkliukas yra. Tai man prilipo ir šiai dienai ten, kas ir dėl mados lankė jau pamiršę, nežino kas čia, o aš einu ir man patinka ir dar turbūt toli iki visokių metimų ar pamiršimo ten to dziudo. O tausi man, kaip tau sekėsi gyventi vienai nuo ankstyvo amžiaus? Tai aš nuo 15 metų įsikraušiau, tai mano tėvam, manau, nebuvo jau mane sunku paleisti, kaip jie sakė, nes mano broli, kuris futbolą žaidžia, tai 10 metų paleido. Tai nežinau, man gal 5 metų buvo tikrai nelengvai, nes aš visą laiką viena gyvenau ir pas mane jau nebebuvo tėvai ir atvažiavę, tik aplankyti kartais, bet gyventi ne. Tai bet aš tikrai irgi buvau pasišventus, kad sportuosiu, kad viską žiūrėsiu profesionaliai, tai nežinau, pati irgi norėjau to, nieks manęs nevertė, pati pasirinkau, kad į Kauną būtent važiuočiau, tai va. O iš kur tas jums abejoms, aš nežinau, gal jūs man meluojate, bet atrodo labai toks, aišku, iš pasiekimų nemeluojate, pasišventimas sportui, disciplina ir panašiai. Tai yra labai paprasčiausia, šeimoje mačiau ir tiek, ar iš kur tas ateina? Aš tai nežinau, aišku, pavyzdį matai, kaip darbą gali pasiekti, bet nežinau, aš ir iš savęs ir kadangi, kai žaidžiau futbolą, mačiau, kad ten yra daugiau komandinė sporto šaka ir aš save vis tiek labiau individuali. Mačiau, kad būsiu, moku ir komandai būti, bet aš labiau esu, kad už save noriu pakovoti, nenoriu kitų kaltinti, jeigu jau kalta, tai save, tai nežinau. Ir tiesiog atrodo, kad jeigu kiek įdėsi darbą, tiek ir turėsi. Tai. O aš tai pas mane šeimoje nėra nei vieno sportininko. Nei vieno. Nei seneliai, nei tėtis, nei mama, nei broliai, nei sesė. Niekas niekada to sporto nesportavo. Ir aš pati nežinau, iš kur pas mane tas toksai užsidegimas yra, bet man netgi kolegos dziudistai buvę, dar karts nuo karto dabar parašo, sako, aš niekada nesuprasdavau. Sako, tu kai eini kovot, sako, toksai tas kitas žmogus pasidarai. Ir man visada būdavo tas, kai aš ateinu į treniruotės ar varžybose, kartais net toks vaizdas atsijungiu. Kažkokia liepsnelė, kažkas toks atsiranda, tas pats svorio metimas pas mus dziudo. Ta prasme, ten tiek valios kartais reikia turėti ir aš pati kartais nesuprantu, iš kur pas mane tas yra, tai aš savo sakau, kad čia mano charakteris paprasčiausiai toks.
Tai gal čia iš to, nes kažkokio pavyzdžio ar kažko tikrai nėra, kad būčiau mačiusi šeimoje ar artimųjų rate, ypač kai maža buvau, tai iš viso ten apie sportą jokių rimtą kalbų nebuvo. Tai... Ok, tiesiog man pavydu labai turėti tokią discipliną. Užsiminiai apie svorio metimą ir kančią, kurią tas dalykas sukelia sportininkams. Gali truputį į detalės šiek tiek išsiplėsti, kada tai reikalinga, kodėl, kaip vyksta, koks cikliškumas yra, kad pataikyčiau į savo svorio kategoriją, ar dažnai peršokinėja sportininkai dziudo. Nu, tas svorio metimas, tai pas mus, kaip mėgstu sakyti, yra natūralus dalykas ir mes dažnai sakom, 2-3 kilogramus nusimest, tai čia net nesiskaito svorio metimas, ypač vyrukam. Bet pavyzdžiui, man buvo taip ir dabar iš tikrųjų yra, vat aš grįžau po traumos ir aš sveriu taip, kad ir numesti yra ką veikti, bet ir į didesnį eit aš per lengva. Ir vat sel žaidynėm dabar reikėjo man nusimest 4 kilogramus ir man pirmą kartą per mano karjerą taip lengvai viskas nukrito. Aš taip kažkaip ar susikaupus, ar į tas varžybas labai norėjau, ir kas buvo, bet ir prieš tai universiadą, kur Vokietijoje buvo, manęs net klausdavo, kaip tu, aš ir tada jau iš visiškai kitos kategorijos, ten 7 ar 8 kilogramus gavos, kad su sveiku maistu nusimečiau per 2 mėnesius. Ir būna kitiem, nu tai kaip tu taip sugebi, bet aš, pavyzdžiui, žinau, kad man reikia, kad aš noriu, o ypač universiadoje buvo toks klausimas, kur mes 2 geros mergaitės už tą patį aukštesnį svorį esam. Ir aš pagalvojau taip, jinai irgi yra šaunuolė, aš žinau, kad aš galiu nusimest. Trenerė, davai aš nusimetu. Ir viskas, ir tada gaunas taip, kad jinai išvažiavo, aš išvažiavau, man ant sąžinės ramiau, kad aš nusimečiau ir mes išvažiavom dviese. Ir dar aišku, ne trauma, tai būčiau ir sudalyvavus normaliai, bet tiesiog man tai asmeniškai yra toksai reikia. Kiti ten gal sako, kad tai gal lengviau. Tikrai, jau profesionaliam sporte nei vienoje kategorijoje nėra lengviau. Nu, nesumačius. Metimo svoris visą laiką būna vienodas, ar tu turi kažkokių būdų? Mes judistai turim labai tokį gerą dalyką japonišką, jis yra sauna siutų vadinasi. Tai kai lieka kelios dienelės, lieka ten porą kilogramų, tai užsidedi, išprakaituoji. Bet aš dabar, anksčiau tai kai būdavau jaunesnė, ne, bet dabar stengiuosi labai su maistu ir jau kai jaučiu, kad artėja varžybos, jau apmažinu ten ir saldumynus, kuriuos aš tikrai mėgstu pavalgyti, ir ten gazuotus kokius nors gėrimus. Bet aš atsimenu anksčiau, tai mesdavau taip lieka savaitę, 4 kilai ir nieko nevalgau. Ir tada organizmas nusilpdavo, varžybose neįmanoma dalyvauti būdavo, ir vis tiek kažkaip ten eidavai, dar kažką laimėdavai. Bet laikui bėgant gal, kaip sakau, protelis užauga ir dabar jau, kai reikia nusimesti, tai normaliai nusimetu. Neleidžiu savęs kankinti. Sportuojančių studentų namai tikrai neskatina vadovautis savo kankinimo metodais, bandant numesti svorį visus žiūrinčius, bet aišku, sportininkams būna situacijų, kur neturi kur dėtis. Jo, aš esu girdėjęs apie šitus saunas prakitavimo kostiumus, kažką ten žiūrėjęs esu irgi kovinio sporto Maslobojevai ir kokie ten, jie ten negeria vandens kažkurį laiką, nes tas yra lengva. Aš jau geriau galiu nepavalgyti, bet aš vandens visada atsigersiu, bet aš jau dabar tai ypač apsiskaičiuoju taip, kad per treniruotę turiu numesti tiek ir tiek, kad vakare pavalgyčiau tiek ir tiek. Ir ypač prie šitus salus, tai man kažkaip buvo, mes važiavam su draugė su savo mašinai varžybas, nes Ryga šalia. Ir aš sėdžiu, dainuoju ir sako, aš nesuprantu, kas tau yra, nes sako, dažniausiai tai paskutinė svorio metimo diena, tai tu sėdi ir prie tavęs prieiti nieks negali, nes blogai. O sako, dabar sėdi, važiuoji, dainuoji, kas tau yra, aš labai gerai jaučiuosi, nes aš labai gerai nusimečiau. Ir toksai iš karto, kai protingai meti ir iš karto kitoks rezultatas. Pereikime truputėlį apie studentavimą, buvimą studentu ir tai to derimą su sportu. Samanta, tavęs noriu paklausti, tu VDU mokiniesi, tuo pačiu esu Lietuvos čempionė. Jau baigiai VDU, atsiprašau, klaida. Jau baigiai VDU, bet bestudijuodama dalyvavai Europos čempionate 24 metais, buvai Lietuvos čempionė. Kaip sekėsi tuos dalykus derinti ir vėlgi, ar lengvai išgyvenai? Na, visą laiką galbūt sportas vis tiek būdavo pirmoji vietoj, bet niekada neapleisdavau ir mokslo, nes visą laiką galima skirti laiko, jeigu nori. Tai ir universiteto sąlygos būdavo geros, jeigu, nežinau, vėluoji, tai gali susitarti su dėstytojais, jeigu nebūsi atsiskaitime, irgi gali susitarti atsiskaityti, tai su to problemų nebūdavo. Tai
Nežinau, jeigu būdavo varžybos, tiesiog fokusas gal būdavo į varžybas. Gali paskaičiuoti, kiek valandų nežinau, gal ne į dieną, gal dieną per stiprų yra, nežinau, o gal ir kiekvieną dieną sportuojate, reikėdavo atiduoti sportui, ar į savaitę, tarkim. Tai yra... Į savaitę, minimum 20 valandų surinkdavau. Okay. 20. Kaip tau, Aida? Kaip sekėsi derinti studijas, VDU, magistras LSU ir sportą? Iš tikrųjų, kai pradėjau mokintis, galvoju, bus sunkiau ir kad, o Dieve, kaip man čia pavyks, bet labai, ypač ir VDU, ir tam pačiam LSU labai supratingi dėstytojai. Ir man tikrai yra buvę porą kartų, kad skambinu treneriai arba studijų programos vadovai, priklausant kuris univeras ir sakau, treneri, žiūrėkit, praleidau, galit paskambinti ir pasakyti, kad ne šiaip nugrybavau, buvau kokiose nors varžybose, bet aš tikrai visą laiką važiuojant į stovyklas, veždavausi kompiuterį, veždavausi nors vieną kokį nors sąsiuvinį ir vis tiek rašydavaus, mokindavaus, nes aš toks mokslo žmogus esu, aš atrodo, ką tik baigiau magistrą, prieš porą savaičių diplomas įteiktas, aš jau galvoju, kur vėl kažkur įstot, kažką daryti ir man niekada nebuvo kažkoks, kad reikėtų rinktis, ar ten sportas, ar mokslai ir tuo labiau, kad aš savo bakalaurą išsilaikiau Madrido oro uoste per Zoomą, nes nebuvo kitos šities, atsitiktinė tvarka, žiūrėkit, sakau, aš nusipirkau bilietus jau į varžybas, jau mes suplanavę skausti, ką tik paskelbė datas. Gerai, sako, rašyk prašymą, bandysim ten. Ir aš atsimenu, susiradau kampą, kur nebuvo žmonių. Ir kaip tik, kai man atėjo laikas atsiskaityti, atsirado žmonių. Bet, atsiskaičiau, viskas gerai, baigęs tas bakalauras, baigėsi magistras ir be problemų. Koks tavo bakalauras, jei nepaslaptis? Mano bakalauras yra fizinis ir sveikatos ugdymas, tai pedagoginis gaunasi. Toks pat. Jo. Apie magistrą neturi idėjų, kol kas bent jau? Kol kas nedar. Samanta, tau dar klausimas. Skaičiau, kad didžiausias tavo tikslas yra 28 metų olimpinės žaidynės. Yra jau kažkoks konkretus planas susidėliotas, ką per šitus 2 metus reikia nuveikti. Tikslas konkretus, ambicingas, tai gal ir konkrečius žingsnius turi susidėjus. Tai planas yra vis tiek pas mus, kad patekti į olimpiadą, tai reikia turėti reitingą, o reitingą rinktis reikia dalyvauti varžybose ir užimti kuo aukštesnę vietą, kad reitingo gautum. Tai planas yra su treneriais federacija padarytas, tai belieka važiuoti varžybas ir... Pasaulinis reitingas buvo pakėlęs iki 178 vietos, aš teisingai informaciją čia turiu. Gal iki 180 jo kažkur. Taip, tai kokio reikia į olimpinės patekti? Reikia būti minimum top 100. Minimum top 100, ok. Gerai, linkime, čia visi susirinkė sėkmės tikriausiai ir lauksime. Aida, tavęs noriu paklausti, skaičiau, buvo keista labai skaityti, bravo už pasirežimą tikriausiai, su kryžminių kelio raiščių trauma sportuoti, aš kaip krepšinio žiūrėtojas ir komentuotojas sunkiai tokių atvejų įsivaizduoju, gal truputuką kitos raumenų grupės dirbam, mes matėme, aišku, labai nenusisekusi, kieno ten, Lindsey Vonn, 42 metų nusitraukus raiščius, slidininkė, bandė paskutinėje žiemos olimpiadoje dar sudalyvauti, įkvepiančiai atrodė, bet pasibaigė nelabai fainai. Iš kur pas tave drąsos ir užsidegimo su nuplyštais kelio raiščiais? Ir ar gal kažko nesuprantam, gal nereikalingi didistai? Reikalingi ir čia yra dažniausiai iš tikrųjų didistų traumų. Ir aš visą laiką, čia turbūt nubaudė mane kažkas iš dangaus, aš girdaus, kad nesuturėjus rimtos traumos, bet kaip tyčia, likus 2 savaitėm iki universiados, varžybos nuvažiavom prasitestuot, aš jau tada ir svorį buvau pradėjus mes, bet dalyvau didesniai toj kategorijai, kad, nealint organizmo. Ir mane taip sulenkė, Madonna, ten koja taip užsilenkė, kažkas ten taip trakštelėjo, aš tuo metu tai galvojau, kad man nuplyšo koja, bet aišku, aš ten žviegti, rėkti ir galvojau, pirma mintis iš karto buvo, man aišku skauda ir aš galvojau, man varžybos už 2 savaičių, aš 2 metus dėl šito dirbau. Ir mes, aišku, grįžtam, aš iškart magnetą pasidaryti, man ten ta koja neištino tiek, kad reikėtų daug laukti ir man magnetas parodo, kad jie nenuplyšo iki galo. Ir aš gerai, trenerė, sakau, aš padarysiu viską, ką reikia, bet į universiadą aš važiuosiu. Ir mes pradėjom labai atsargiai daryti treniruotės, aišku, baimė atsiradus buvo, nestabilumo ten toj kojo jokio nėra. Nuvažiuojam į varžybas, darant apšilimą, trakšt. Aišku, ašaros akyse. Ir trenerė, Aida, ne, viską sako,
tau medalio nieks neduos už tą pasiaukojimą, treneris, žiūrėkit, susitarėm, man suskaus, aš nusiimu ir viskas. Ir aš einu ant to tatamio ir aišku, priešininkas jis gali pasižiūrėti tavo buvusias varžybas ir panašiai. Ir vieną smūgį gavau, antrą gavau ir tada gal antroj minutėj yra dar nuotrauka man asmeniškai Modestas atsiuntęs, aš atsisukus į teisėją, rodau šitaip, grįžau į savo vietą, pakėliau ranką, tai reiškia, kad aš pasiduodu ir man dar priešininkė padėjo nuo tatamio nueiti ir aš tiesiog pradėjau isteriškai bliaut. Ne dėl to, kad, aišku, skauda, žiauriai skauda, nes, įsivaizduokit, kelias ir dar tą pačią vietą, ten vėl trakštelėjo kažkas. Sako, treneri, ko tu verki, viskas gerai, ta prasme, viskas čia tvarkoja. Sakau, trenerė, sakau, 2 metus laukiau ir nesigavo dėl to, kad trauma. Ir aišku, tada grįžus vėl magnetai, vėl pas daktarus ir man daktarai parekomendavo neoperuoti, nes sako, tu supjausi tą koją, išpjauti spėsi visada. Sako, bandom su terapijom, su mankštom, nes nenuplyšo iki galo, dar tuo labiau, tai gal sugis. Ir praktiškai po 10 mėnesių nueinu pasidaryti dar vieną magnetą, nes toks generobo tyrimas parodė, kad pablogėjo. Aš galvoju, čia gal balandžio 1 pokštas, kas čia per bairis, ta prasme, aš jau varžybose dalyvauti norėjau ir magnetas parodo, kad mano raiščiai sugijo. Ir viskas, ir dabar ir varžybose dalyvavau pirmose, aišku, baisu, ten turbūt psichologiškai daugiau nei fiziškai ir pasirodo įmanoma ir tikrai grįžau ir, aišku, dar nepilnų krūvių, nes, kaip sakau, psichologiškai sunku, bet baisiausia trauma turbūt kokią turėjus, nėra kitokios buvo. Gerai, kad vėl. Linkiu, kad baisesnių ir nebūtų. Sunkiai įsivaizduoju sportininkui, kas ir galėtų būti ir baisesnė. Achilas tikriausiai, bent jau iš mano krepšininkystės. Aida, dar vienas dalykas, šiemet debutavai suaugusių Europos čempionate. Laimėjai kovą. Kaip jauteisi? Tada ką reiškia tas debutas? Aš esu tam, kaip sakau, jaunesniam amžiui ir vieną kitą medalį ten laimėjus ir ten tų kovų reitingė kažkada U18, U20 aukštam buvus, bet saugusius kaip perini, tai yra ten tie burtai mūsų, bet tu gali ten špygas laikyti, ką nori, melstis, kam nori, bet visos jos yra geros. Ir galvoju, sau pasakiau, kad laimėsiu vieną kovą bus gerai, laimėsiu 2 bus dar geriau, o jeigu dar kažką laimėsiu, iš vis pasaka. Ir man burtai lėmė taip, kad ėjau kovot su panele, kuri už mane didesnė, pralaimėjus jai esu. Ir man buvo pačiai toksai, kad jeigu prieš šitą aš laimiu, aš savim labai džiaugiuosi. Ir taip gavos, kad mes ten kovojam, pratesimas. O aš video ir aš kamerą atsisukus, kad nebegaliu, man būna tokių silpnumo akimirkų, bet aš niekada nepasiduodu. Ir jinai klaidą padarė ir aš išlaikymas ir laimėjau ir aš atsimenu, susukau į trenerę, ačiū Dievui, viskas gerai ir man tada toks pirmi tie įskaitiniai taškai, pirma kova laimėta, antra kova prieš panelę, kur ten žiūri ir galvoju, Jėzus Marija, nesulaužyk tu manęs. Bet, šiaip patirtis tokia faina, mes kadangi važiavom 3 merginos ir 1 vaikinas, tai toksai komanda sava, atmosfera gera, ten tų ašarų nebuvo, kad būtų daugiau. Palaikymas yra toksai, tiesiog faina ir smagu, šiaip ypač man, tai po pralaimėtų varžybų, ypač dar jeigu matau, kad galėjau laimėti, būna nueinu į kampą kur nors ir bliaunu, tiesiog bliaunu, nes, atrodo galėjau, nepavyko čia, bet pirmas čempionatas, ten ta viena kova laimėta, gal kažkam atrodytų mažai, bet man tuo momentu buvo, suaugusiuose viena laimėta, žiauriai geras jausmas apskritai ir dar Europos čempionate, tai čia, tikrai wow. Tikrai taip. Pasikalbėjome apie traumas, kūniškus dalykus, truputėlį prie galvos reikalų norėjau pereiti. Norėjau Samanta tavęs paklausti. Ten badmintone žaibinis greitis, reakcijos reikalingos, čia tikriausiai yra labiau kineziterapiniai, kokie nors pratimai šitus ugdantis ir visa kita. Bet žinau, kad tu domiesi saviugdą, knygomis, savęs pažinimu. Sakyk, kaip šitie dalykai tokia, kaip ir papildoma dvasinė veikla tau padeda sporte, jeigu padeda. Tikriausiai padeda. Ja. Padeda. Nežinau, tai pradėjau domėtis turbūt, kai pradedi vienas gyventi, tai tiesiog atrodo, nori dar labiau save pažinti, nežinau. Tai o kas padeda, tai jo, turbūt vis tiek, kadangi badmintonas labai greitas, tai turi kartais sustoti ir nežinau, kad ir tas kvėpavimas, visokie pratimai ir šiaip galvoju daug dalykų, nes būna, kad kartais save nuvertini, nors iš tikrųjų ten esi stipri.
Kokia knyga yra didžiausia įspūdį galbūt tau palikus? Ar yra viena arba vienas patarimas kažkurioje knygoje, kur tau yra užstrigęs, kur galbūt tu save pagauni, vat, kaip tu ir mini, stresinėje balinto situacijoje ir tau iššoka į galvą ten ta mintis? Ar yra? Gal nėra vienos knygos, net nepasakyčiau pavadinimą. Tai bendrai tie patarimai, koks yra įsirėžęs labiausiai? Nežinau, man gal tiesiog, kad apskritai gyvenime, kad niekur, nes ir taip tas sporto gyvenimas gan greitas, tai tiesiog, kad būt čia ir dabar, man atrodo, kad gyvent, nebūt, aišku, neskau, kad nereikia galvoti apie ateitį, bet tiesiog, kad mėgautis kiekvieną dieną. O tavo, Aida, panašus klausimas iš esmės irgi stovi vienas prieš vieną, minėjai, pamatai merginą, kur galvoji, tu tik manęs nesulaužyk. Kaip save ten gražini, įsižnybi savo, žemė ta pati, matumis tas pats, žodžiu, kaip nusiramini? Man buvo, aš anksčiau, dabar nebelabai, bet anksčiau būdavo, aš apsiverkdavau. Prieš kovą apsiverkdavau ir trenerė žiūri taip, kaip dabar ją nuraminti, nes jinai verkia. Bet aš, kai nueidavau, atsistoju, žiūriu, galvoju, tik jai lygiai taip pat baisu. Man baisu, bet jai irgi baisu. Mes mėgstam sakyti, žodis, tai tatamis yra slidus. Nes labai daug kartų esu mačius varžybų, kur stipriausi sportininkai, ta prasme, olimpinių žaidynių Paryžiaus pavyzdys, olimpinė čempionė, pasaulio čempionė, antrą kovą, įklijuoja ją į žemę. Visokį pačią geriausią realiai sportininkę savo sporto kategorijoje, nėra geresnė, jinai nėra kovos pralošusi. Ta prasme, ir ją numeta ir jinai pralaimi. Jinai nueina nuo tatamio, ten, ta prasme, 10 minučių arena visą laukia, kol jinai nueis, nes jinai negalėjo nulipti, ten žviegė, verkė. Ir aš savo dažnai sakau, kad tatamis yra slidus. Aš stipri, aš ruošiausi, aš dirbau, jinai irgi stipri, bet aš irgi stipri. Aš irgi dirbau, aš lygiai taip pat dirbau kaip jinai, gal jinai daugiau dirbo, gal aš daugiau dirbau, bet, aš savo mėgstu sakyti, noriu nueiti į kovą ir padaryti taip viską, kad pasakyčiau, padariau viską, ką galėjau, gavos kaip gavos. Kad nebūtų kažkokių, kad galėjau taip ir taip. Tai tas gal svarbiausia man būna, kai nukovoti. Priminė, NBA krepšininkas čia daug. Jaileno Brunsono buvo nuskambėjusi frazė, kad jisai save nuramina to, kad visą laiką viską esu treniravęsis, visus dalykus esu daręs. Tik dabar reikia, kad esu ne Madison Square Gardene, o mažoje arenai. Tai pabandykite ir šitą. Tavęs, Aida, dar noriu paklausti, hobis tavo yra ganėtinai įdomus, Korėja. Pietų ar šiaurės, Modestai? Pietų ar šiaurės? Žinoma, pietų apie šiaurės Korėją turbūt niekas nežino tiek, kad fanatikais būtų ar kažkas tokio. Gali turėti aistrą, be abejo, Pietų Korėja. Ne, man Pietų Korėja, man kultūra, žmonės, apskritai viskas, kaip ten yra. Aš nežinau, nuo ko viskas prasidėjo, bet man jau dabar gal kokius gerus 7 metus. Aš netgi skaityt moku korėjietiškai minimaliai. Aš kalbėt moku, aš kai kuriuos žodžius suprantu ir dabar sekant universiadą jinai bus Korėjai. Ir man tas dar motivacija kažkur įstot mokintis yra, kad pratęsė metus ir aš dar telpu pasirodo šiais metais. Tai kai trenerė pasakė, o dieve trenerė, ką man dabar reikia padaryti, kad aš važiuočiau ten su visais. Ir yra dar toksai momentas nebūtinai apie Korėją kalbant, bet sako, taigi tu gali tą Korėją nuskristi čia, kada nori per atostogas. Bet koks kitoks jausmas yra išvažiuoti su komanda, su savai žmonėm. Aš atsimenu, kai Kinijoje buvom universiadoj. Ta prasme, atrodo, taigi tu važiuoji į varžybas, bet tu turi tiek laiko ir tiek pamatai su tą komandą. Ir ta prasme, kitus nueini palaikyti, man yra principo reikalas tam tikras šalis ir vietas pamatyti, ne pačiai, nes pats tu gali viską padaryti, bet su komanda. Ypač tokia universiado, olimpinė žaidynės, tai tu važiuoji ne tik į dziudo varžybas, tu važiuoji į krepšinį, važiuoji į plaukimą, važiuoji visur. Aš tikrai prisimenu, kaip aš su tą savo nutrauktais raiščiais šlubavau į krepšininkų pusfinalį, man atrodo, dėl 3 vietos žiūrėti ir tikrai atrodo skauda man, bet aš einu žiūrėsiu, nes vaibas, reikia eiti palaikyti ir toks tai lygiai taip pat su to Korėja yra, man ten patinka ir žmonės, ir kultūra jų, ir kalba man kažkaip jų patinka, man jie šiaip kaip žmonės gražus. Ir
O aš galvau, aš pasiskaičiau šitą, galvoju, reikia pagūn, gal aš durnelis esu, man atrodo, tiek už menkų mano žinojimų kovos sportai, didžioji dalis ten iš Japonijos, ar ten, gerai, Brazilian Jiu-Jitsu egzistuoja, galvoju, bet gal judo yra korėjietiškas, bet ne, japoniškas irgi. Tai galvoju, kaip čia, nežinau. Park Chan-Wook Parazitą filmą žiūrėjai, ar Oldboy žiūrėjai, nuo tenai užsikrėtė. Šiaip ne, aš užsikrėčiau nuo grupės BTS. Jie tada buvo ant bangos, aš kažkaip pradėjau klausytis, bet aš sakiau, pasiklausysiu juos ir tipo, man jų dainos, esmė dainų labai patiko, ten apie meilę sau labai daug dainavo, man tuo metu labai tas aktualu buvo. O tu gebėjai suprasti, ar tu pasiversdavai? Aš jokia kalba neklausau dainų, jeigu aš nežinau, apie ką dainuoju. Nei rusų, nei aš anglų šiaip labai gerai išneku, tai man ten nėra problemų, bet kokią kalbą, kurią aš klausau dainą, aš visada pasigulinu apie kainą ir kas žodžiuose parašta, aš neklausau dainų, kur nežinau, ką reiškia. Tai aš pasiguglinau ir tai, kaip jie dainuoja, aišku, ten turi jie visokių tų dainų, ten tų filmų, bet visokių, ypač apie ten zombius visokius ir ten tas Parazitas ir panašiai. Bet man, sakau, pati ta jų kultūra, tokie kokie mandagus yra, aš universiadai dabar kryžmenį nuplyšę, nėra ko džiaugtis. Na jau pas korėtę merginas, ko apsikeičia Maikiam. Sako, tu gyveni tam pačiam viešbutį, sako, susitinkam. Ir jinai man atneša kuokštą visą korėjietiškų sneksų. Tai gerai, kad aš protinga po svėrimo atsiverus lietuviškų buvau. Aš jai lietuviškų to Maikiam apsikeitėm ir toksai, ta Maikė dabar kabo, gyvenime neužsidėta, tiesiog kabo pas mane spintų ir aš tokia. Smagu. Tiesiog, Linkiu patirti Korėjos tiek tais, kiek tik jis norės. Kalbant apie svečias šalis, iš tavo socialinių tinklų, Samanta, atrodo, kad irgi daug keliauji, daug skraidai, irgi didelė dalis tavo gyvenimo. Kas tau labiausiai užstrigė yra iš kelionių? Ar turi vieną mylimiausią šalį galbūt? Šalies tai neturiu. Šiaip man Lietuva labai patinka, aš labai vertinu, nežinau, man Lietuvos gamta yra tiesiog wow. O, šalių daug aplankom, bet nebūna taip, kad mes jas gali aplankyti, nes vis tiek fokusas yra varžybos ir tu neini prieš varžybas į tą miestą per daug, nes vis tiek galvoji mintis varžybos, kaip sužaisi. Tai... Bet sportas daug galimybės suteikia pakeliauti. Daug šalių matei tarp varžybų. Gerai, turi laiko. Dabar gali išvažiuoti, išskristi kažkur, kur tu galėsi pabūti taip, kaip tu nori pabūti. Kur top 2 šalys? Norėčiau prie kalnų kažkur, bet nesvarbu net kuri šalis, sakyčiau. Ir... Kurie kalnai? Europos kalnai? Montblaną tau siūlau. Gerai, tvarkoj. Europos. Šveicarija, Austrija. Ja, Šveicarija, norėčiau ir į Austriją. Ok. Kas kalnuose taip traukia? Nežinau, norėčiau krioklius pamatyti, šiaip palaipiot. Tiesiog atrodo. Aukščio nebijai? Seniau bijau, dabar ne. Man reikės tavo recepto, nes aš seniau nebijodavau, dabar bijau ir man... kažkur noriu į žygius kalnuose, bet noriu tik į tuos, kur aš slėniais vaikštau, aš grožiuosi tais kalnais, bet man jokių atbrailų, prašau, ten siaurų tarpeklių, kur galima kilometrą kristi vieną ir kitą pusę. Bet tai kaip perini, tai kaip smagu. Ne. Turiu asmeninę istoriją iš Madeiros, kurią galėsiu papasakoti po laidos, gal čia aš mažiausiai įdomus esu. Tai kur man tikrai jokio malonumo ten save kankinti ir kad, įveikiau. Ne, I'm not that guy. Net šitoj srity bent jau. Ok, judame po truputį į pabaigą su mūsų pokalbiu apie ateities planus. Noriu pasiklausti, bet tokius pačius artimiausius klausiau didžiulius į tolį, Los Andželus ir visa kita. Tu, Samanta, ruošiesi Liepos 18, rugpjūčio 1 dienomis Europos universiteto žaidynės, Salernas, vyksti su VDU rinktine. Dar taip galima, tu baigi universitetai, dar vyksti? Metus laiko. Jo, metus laiko. Nežinau. The more you know. Kokie lūkesčiai Salerne? Tai dabar šiais metais su stipria komanda skrendam, tai komandiniam irgi
tikimės medalio tikrai, nes praeitais metais 3 vietą užėmėm, tai šiais metais dar sustipresnė skrendam. Kaip skaičiuojamas komandinis badmintono rezultatas? Ar yra Pas mus tiesiog yra 5 taškai, tai kategorijos, kadangi moterų vyrų vienetai, moterų vyrų dvejetai ir mišrus dvejetas. Nu tai 5 taškai, tai ir komandiniam tiesiog žaidė ir... Tu kaip individualistė žaidži mišriam kada nors? Jo, aš žaidžiu dažniausiai mišrius, bet aš šiaip esu vienetų žaidėja. Ja, tai komandinis ir tada asmeninės varžybos, tai irgi visas kategorijas žaisiu. Tai nežinau. Tik pergalių tikimės, ko? Ja. Kažko. Tik taip ir reikia važiuoti. Ja. Ir šiaip visą laiką, kiek važiuoju su universitetu, tai nežinau, labai geras laikas būna ir daug prisiminimų. Tai nežinau, būna smagu atrodo žaisti ir kadangi dar komanda visi pažįstami, tai... Smagu. Iš tikrųjų, aš ne pirmą laidą jau vedu čia ir klausausi vis studentų, tų sportininkų, sportuojančių studentų įspūdžių apie vykimus ir atrodo kažkuria prasme netgi gaila sportininkų, kurie neturi tos patirties. Aišku, tu esi ten itin geras, tai atsiranda rinktinės, kur tikriausiai duoda tau to tokį bendrumo jausmą su visais keliauti ir panašiai, bet vis tiek, būnant studentų, to būna daugiau ir smagiau spėjų ir panašiai. Tai taip labai, žiūrėjau, labai ne pirmas žmogus, kurį kalbinu, kuris tą sako ir skamba tikrai fainai. Taip kad visus sportuojančius siūlau dar ir pastudijuoti. Bus į naudą. Aida, tu į Salerną nevyksti, nes ten kovų sportų neįtraukia niekšeliai. Žiauriai liūdžiu dėl to, nes man tos Europos studentų žaidynės visą gyvenimą širdį vietą atskirą turės. Aš kiek ten buvau, tiek su manim atgal medalis grįžo. 1 kartą 2. Tai aš kai labai skubėjau grįžti, nes aš sakau, Europos žaidynės studentų bus, man reikia atsigauti. Ir tada treneris sako, Aidukai sako, nebus dziudo. Kaip tai nebus? Ir toksai, tai dėl to ir to plano dabar aš vasarai kažkaip man vasarą atsigauti, aš mano kolegė olimpiadai vis tiek ruošiasi taškus renkasi, tai aš taip neskubu, nes neleidžiam savo su trenerė perskubėti, nes aš perskubėsiu, neduok dievę vėl grįžti, tą traumą vėl metam laiko lauk. Tai man vis tiek Lietuvos čempionatus išsilošti per naujo reikia viską, tai taip iš palėto po truputėlį grįžti savo vėžės. Matau, kad yra rugsėjo 12-17 dienos Europos kovinio sporto studentų čempionatas, jeigu teisingai. Tai ten važiuojam aukso medalius susirinkti. Lūkesčiai visada yra, bet realistiškai tai, kad ir kokios spalvos medalis, jeigu jisai tik būtų labai gerai, nes man, sakau, po traumos psichologiškai yra labai sunku grįžti. Aš savo kažkokių stebuklingų rezultatų nekeliu, nes paprasčiausiai bijau. Aš dabar Seluose važiavau ir sėdžiu perbalus kaip drobė, toks vaidas vemsiu tuoj pirmą kartą gyvenime, dėl to, kad psichologiškai metus laiko varžybose nedalyvavus labai sunku yra. Tai aš taip realistiškai, kaip pasiseks, svarbiausia koja sveika. Paskutinis klausimas jums abiems, apie tos universitetus pradėjome, tai ir tęsiu tą pačią temutę. Kokią įtaką karjeroms padarė galėjimas atstovauti universitetams? Aišku, nes buvo galima rinktis kitą kelią, ar ne be universiteto, yra tik tais sportas, eiti gal nežinau į profesionalų klubą, kokį nors sportuoti, dar ieškoti kažkokių variantų užsienyje. Ar labai džiaugiatės, čia durnas klausimas, durnai formuluoju, bet tiesiog gal, kokią įtaką padarė atstovavimas universitetui tarptautinės turnyruose? Ir ne tik. Tai galima daug, nežinau, susirasti draugų, nebūtinai iš savo sporto šakos, bet ir iš kitų sporto šakų. Ir kaip bendruomenė labai smagu būti dalimi, nes ir kartais smagu, kad nereikia pačiam rūpintis pačiais svarbiausiais dalykais, nes universitetas to pasirūpina, ar ten kelionėm, ar bilietais, ar maitinimu. Tai... Ramybė, garantuoju, ar ne? Daugiau ramybės, ja. Turi ką pridurti, Aida? Man tai gal apskritai tas universitetinis gyvenimas, man per 6 metus, kiek dabar mokinausi, mano visi geriausi rezultatai atsirado šitais metais. Tai net nesvarbu, ar jie studentiški, ar ten Europos taurės, kur visiškai su studentavimu nesusiję, ta prasme, bet man jie visi atsirado per šitus 6 studijavimo metus. Tai man vien dėl to, kad
vadinasi, nebereikalo, aš ten vat, ir studijavau, ir tos visos universiados, visokios patirtis kitokios buvo, tas, vat, kaip sakot, komandiškumas jis yra kitoks, rinktinė ir kitoks yra važiuojant į studentų varžybas. Tai, kitokia patirtis, kurios gal niekada gyvenime daugiau ir nebepasitaikys. Nes atrodo, dar kartais važiuoji į varžybas už Lietuvą žaidį, o čia dar kartą ir už universitetą, tai toks ir kitoks jausmas. Vat, norėjau, būtume pabaigę pokalbį, bet sudomėjot, kuo skiriasi už rinktinę už universitetą. Kitoks, kuo tas, aš žinau, kad gerai, aš nedėsiu bendrai žodžių jūsų, jums, kuo skiriasi, Aidai, užsiminiai, tai tavęs pirmiausia paklausiu. Man tai gal kartais, kai važiuoju ten, tarkim, į dziudo varžybas, tai mūsų ypač dziudo komandos jos mažytės. Dabar kadetai, kurie auga, jų gal biški daugiau, bet vis tiek prasimėto, kas nustoja po 18 sportuot, kas kaip. Ir to palaikymo kartais palyginus su kitom šalim mums trūksta. Bet kai važiuoju į studentiškas varžybas, ateina kitų sporto šakų ir ten, tarkim, kad ir tie patys L atsistoja ir ta LSU arba VDU. Ir tas toksai, tu tokio palaikymo atrodo negausi važiuojant su rinktinė, nes mums paprasčiausiai tiek nebūna. O čia važiuoji su universitetu ir tu matai, kad tave gal net nepažįsta tavęs tie žmonės, bet jie palaiko, nes tu iš to pačio universiteto, ta pati šeima, žmonės, kurie tą patį kelią realiai eina. Tai man tas visą laiką kažkaip. Jo, lygiai tas pats, nes mano individuali sporto šaka, tai palaikymo irgi trūksta ir lygiai tą patį, ką sakė. Linkiu daugiau palaikymo ir noriu padėkoti už pokalbį. Žiūrovams dar noriu paanonsuoti. Europos universitetų žaidynėse Salerne dalyvaus ne tik Samanta, mes ten matysime ir Vilnius Tech universitetą, ir VDU moterų tinklinio komandas, Klaipėdos universiteto vyrų krepšinio komanda, VDU vyrų ir VU moterų stalo teniso komandas, VDU badmintono komanda, VDU 3 Jėzus Marija, VDU 3 krepšinio vyrų ir moterų komandas, bei, čia be abejo, bei Vilnius Tech vyrų ir VDU moterų paplūdimio tinklinio komandas. Visi startai bus nušvesti Lietuvos sporto namų, net teisingai pasakiau, Lietuvos sporto namų. Viską žinau. Ir klausimus, jokiau. Visi šie startai bus nušvesti Lietuvos studentų sporto namų socialinius tinkluose. Kviečiame pasekti, dalyvauti, pasiūlyti galimus pašnekovus kitam mūsų sezonui. Pasakykite, ką galvojate ir tiek. Ir susitiksime rudenį.